Tai labukas dar kartelį, labai ačiū, kad čia esat, parašykit savo intencijas ir patys savo susiformuokit kažkokią, nes jeigu turite savo kažkokią intenciją, tai greičiausiai su ją ir pajudėsite. Taip, tai aš tada pradedu prezentacinį langą. Tą sekundėlę, tik tai reikia man čia susiprasti, kuris čia bus. Presenter window. Tokiu būdu. Nu, bandom. Taip, aš dabar nelabai žinau, kaip atrodo visą tai, ką aš darau. Sakykit, ar gerai mane matote ir ar matosi mano prezentacija. Dabar gerai. Jo, dabar gerai. Tai jūs per visą ekraną matote prezentaciją ir matot šitą dalykėlį. Ok, toj sekundėlę mes tiesiog čia susirguliuojam, nes aš norėčiau, kad jisai mane pastoviai rodytų, nes čia dar filmavimui reikia. Va. Gerai, ar matote dabar ir skaidrę, ir mane šone su spalvotu fonu? Galit patvirtinti man balsu? Taip. Jo? Gerai, super. Tai labas vakaras dar kartelį. Aš jūs pabandysiu dar čia kažkaip tai pasiekti. Toj sekundėlę sureguliuoju zoomą iki galo ir mes tada iš karto važiuojam. Gerai, kažkas tai užsitildykit. Kaip sakant. Tai make sure jūs esat užsitildę visom prasmėm. Gerai, aš šiandien tik tai įsijungsiu chatą, kad aš šiandien galėčiau matyti, ką jūs jeigu rašot, jeigu jūs rašot. Gerai, tai jūsų intencija šiandieną yra, aš kaip matau, susiprasti situacijai, kad ir ką tai reikštų, bet aš tikrai pasistengsiu, kad tai pasidarytų jūsų gyvenime. Bent jau kažkiek tai. Aišku, kad tik tai dalinai tai įmanoma iš tikrųjų, nes vis tiek tai yra valandos pusantros seminaras ir paprastai, kai aš dirbu, tai daugiau žmonėm reikia laiko. Nors galima pažadėti žmonėm ten kažkokias tai auksinės stebuklingas piliulės, bet visa tai nėra realu iš tikrųjų. Tada savirealizacija ir kaip išeiti iš sustingimo taško, tai labai labai bus, aš manau, į temą, kaip dabartinės situacijas, ypač emocingas, nepriimti asmeniškai ir nesusitapatinti su ta emocija. Aš matau, kad šiandien yra toksai senas mokymosi modelis, aš esu labai daug visokiausių tų sistemų praėjęs ir sakyčiau, Dovilė, kad šitas dalykas tiesiog neveikia iš tikrųjų. Nesusitapatinti, atsitraukti ir taip toliau. Žodžiu, daug metų buvo žaistas su tuo, labai daug žmonių tai bandė, bet realiai tai yra neveikiantis dalykas. Civilizacija, kaip pasiekti to gyvenime, ko nori ir kas padeda arčiau priartėti prie viso to. Gerai, labai šiandienai tema bus apie vertybės, tai čia visiškai yra apie savirealizaciją, taip pat domina stagnacija gyvenime. Gerai, visiškai padengsim ir šitą temą. Jeigu galėsi, primink man vėliau apie šitą temą. Nes stagnacija čia toksai labai įdomus iš tikrųjų aspektukas yra. Tai labai ačiū už šitas duodamas naujas gairias. Dažnai atsiduriu nejaukumo būseną ir nesuprantu, iš kur ir kaip tai susidoroti. Ok, bus į temą šiandien. Sveiki, mano vyras sesuo, nesakysiu atvirai, užknisa. Įkyri kalba nesąmonės, negaliu pakęsti jos manierų. Stengiuosi nekreipti dėmesio, bet negaliu. Ne. Gerai, čia biškai dar gilesnė tema. Tai galima bus ir ją biškai pačiumpinėti. Kaip realizuoti save, sakykime, turi galvoje puikias mintis ir planus, bet nesi tikras, ar verta tą daryti. Ok, viskas iš tikrųjų visiškai tema. Gerai, aš dedu mobilų šoną, nes jisai kažkodėl tai yra toksai, kad jisai neleidžia man nutildyti garso. Jisai
visiškai tiesiog neleidžia nutildyti garso. Tiesiog nėra tokios opcijos, turi vis tiek garsą girdėti. Tai aš jį pasidedu biški toliau. Čia užtildyti. Tikiuosi. Gerai. Tai šiandieną mes turime iš tikrųjų labai tokią vidinę įdomią temą ir neatsitiktinai aš šitą paveiksliuką parinkau, nes, kaip sakant, iš mūsų vidaus visi dalykai labai skleidžiasi gyvenime ir jie iš tenai ateina. Tai pakalbėsime apie iš tiesų labai labai gilius dalykus. Aš daug metų darau įvairiausius dalykus gyvenime ir domiuosi visą šitą saviugdą, domiuosi visokiais sąmoningumais. Buvau, buvo momentas, kada domėjausi labai sėkmės filosofija. Nu, iš tikrųjų, iki šiol jinai man yra labai įdomi. Taipogi domėjausi hipnoze, NLP, įvairiausiamis relaksacinėmis ten būsenomis, įvairiausiais performanso mechanizmais, meditacijom, hinduizmu, Pietų Amerikos visomis filosofijomis, kurios iš tikrųjų manau, kad yra arčiau labai realaus gyvenimo. Tada um, mokiausi iš mokslininkų, mokiausi iš visokių indienų, šamanų, vienuolių. Pats buvau vienuolis 5 metus, nuo 25 iki 30. Toks buvo labai įdomus mano gyvenimo etapas ir pasirinkimas. Po to, kai turėjau labai didelę sėkmę, nuo 20 iki 25, užsidirbęs savo didelius pinigus tuo metu, tai 10 000 litų uždirbdavau per mėnesį ir man tai būdavo visiškai normalu, važinėjau ten naujais automobiliais, skraidžiau, žodžiu, visokiais ten ir motociklais, nardžiau ir taip toliau, bet labai jaučiausi tuščias viduje, pradėjau jaustis tuščias viduje ir pasukau tiesiog tuo metu pasukau tuo metu paprasčiausiai į savo naują sferą, tai tiesiog į dvasingumą. Ir tame dvasingume, nu, radau daug dalykų ir po to, kai išėjau iš to, galima sakyti, tai tiesiog visą tai susintezavau. Tai reiškia, kad susijau gyvenimą su, sakykime, dvasinė plotme. Tai aš matau gyvenimą kaip tobulą reiškinį. Um, Dieviška, jeigu tinka šitas žodis, išsireiškimas, kūryba, kuri yra su labai gilia, užslėpta tvarka, kuri, kuri iš tikrųjų viską reguliuoja ir mes juose, kaip sakant, tuose dieviškuosiuose įstatymuose gyvenam. Žmonės prikuria ant viršaus moralinių įstatymų, kurie siekia išgyvenimo ir vengia mirties ir yra vedami tam tikrų autoritetų, būtų tai tiesiog diktatorius ar religiniai autoritetai, bet tai yra autoritetai. Ir dieviškieji įstatymai nepaiso šitų autoritetų, žmonės vis tiek gyvena. Nu, tai kaip pavyzdys, man net senai teko spręsti, padėti spręsti tokiai vienai moteriai temą su pedofilija, nes jinai, kai buvo vaikas, ją tvirkino. Ir gali kaip nori išvedinėti, kas yra teisinga ir neteisinga, bet tai įvyko. Ir kol neižvelgsi tame gilesnės tvarkos ir kaip visi tie dalykai harmonijoje įsipaišo, tol realiai niekaip šitos problemos, ypatingai tokios specifinės, kaip seksualiniai kažkokie dalykai, kurie yra labai užmoralizuoti, jos tiesiog neįs išspręsti, tiesiog paprasčiausiai neįs išspręsti, nes žmogus bus įkalintas moralizmuose. Tai labai daug situacijų, pavyzdžiui, čia, kur žmogus rašė, kad va, čia nepatinka, nes ten kažkas ten taip ir taip kalba. Niekas gyvenime nėra veltui, bet šitą dalyką mes galim suvokti tik tai tada, kada turim aukštą labai savivertę. Tai reiškia, kada įžengiam į tokias suvokimus ir būsenas, kurios yra šiaip labai labai paprastos, kad nieko
ką aš dariau, nebuvo iš tikrųjų gėdinga ir kad tai nebuvo vien tik tai pakenkimai. Kai mes matom viską harmoningai, tada paprasčiausiai yra ir suvokimas, kad niekas nėra veltui ir tada tu tiesiog nelabai gali prieštarauti gyvenimui, kad jisai vyksta taip, kaip vyksta. Gerai, tai aš daug metų iš tikrųjų mokiausi daug įvairiausių dalykų ir norėčiau pateikti keletą labai svarbių dalykų jums. Tai visų pirma, tai šiandieną ar bet kada gyvenime yra trys tokie pagrindiniai keliai, per kuriuos mes galime keliauti ir kažkaip tai pagal juos elgtis. Tai yra mm, sprendimų darimas. Jeigu mes esam visiškai savo vertybėse, kas yra, reiškia, mūsų pašaukimas, sprendimai darosi autopilotu. Ta prasme, tai yra spontaniški veiksmai. Tai reiškia, mes spontaniškai elgiamės. Jeigu yra sprendimai atliekami visiškai spontaniškai, tai reiškia, jie vyksta iš tavo pačios aukščiausios vertybės. Bet yra sprendimai, kurie nėra tavo aukščiausiose vertybėse ir tenai reikia daryti sprendimus. Spręsti reiškia, jeigu žinote, pesticidai arba cidas yra nuodas, ne? Tai arba, nu, mirtis labiau, netgi žodžio šaknis, žodžiu, ateina iš žodžio mirtis. Tai decide yra nukirsti ir vieną kažkokią dalį tarytum jai duoti mirti. Tai sprendimas yra tarytum atitverimas ir leisti kažkokiai tai daliai visiškai numirti, kad tai nebėra net pasirinkimuose ir mes einam kažkur tai toliau. Taigi, yra trys dalykai, trys būdai, kaip jūs galite pasielgti su sprendimais. Čia matote dešiniai nuotrauką ir šitoj nuotraukai dešinėje mes esam 2020 m. kovo mėnesį, esam su labai nedidelė grupė Peru, tokiam kanjone. Labai labai įspūdinga, labai labai graži vieta. Aš nežinau, ar jūs dabar, kaip jūs mane matote, bet aš manau, kad jūs visą nuotrauką matote, ne? Ir buvo tuo metu kilęs karas, ta prasme prasidėjo tuo metu Ukrainos karas, Ukrainos-Rusijos karas ir tiesiog labai daug žmonių, aš tuo metu organizavau grupę, važiavom mes į Pietų Ameriką ir labai daug žmonių tiesiog atpuolė. Tiksliau visą grupę tiesiog iškencelino ir praktiškai niekas nebevažiavo. Ir buvo keletas žmonių, kur važiavom. Ir čia mes matom tą grupę. Tai dabar tie žmonės, kurie norėjo ir nevažiavo, ir jeigu jie giliai norėjo, aš manau, kad nedarimas, nu, va, tas veiksmas, ne, nu, tuo metu tokios buvo aplinkybės, bet nedarimas priveda prie depresijų. Jeigu tu sėdi, tai tai yra pati didžiausia rizika. Jeigu nieko nedarai, tai yra einantis skaitliukas. Ta prasme, mes visą laiką gyvenime, absoliučiai visą laiką gyvenime esam kažkokios vertės mainuose. Pavyzdžiui, kai man gyvenime yra buvęs plaučių uždegimas ir po plaučių uždegimo man atsimenu atsisėsti būdavo jau wow, nes jeigu tu atsisėdi, tai tau pakyla temperatūra, nes kūnas, ta prasme, negali kažkaip tai, nu, tai jau registruoja kaip kažkokį tai didesnį veiksmą negu gulėjimą ir tai sukelia kažkokį tai kūnų stresą ir netgi sėdėjimas jau yra tam tikra kaina kūnui, ne? Tai reiškia, jis jau turi dirbti. Tai viskas, visi jūsų veiksmai yra realiai visada, net jeigu jūs nieko nedarot, yra jau einantis skaitliukas, ne? Nu, jis yra atgalinis iki mūsų mirties, bet
jisai jau yra kaina. Ir jeigu nieko nedarai, tas skaitliukas einantis kažkaip tai fone skamba žmogui kaip depresija. Tai reiškia, jisai, jeigu aš nedariau sprendimų, aš tiesiog nukeliauju į depresiją, nes aš esu visų savo sprendimų visuma. Tu esi tavo visų gyvenimo atliktų sprendimų visuma. Kiek daug sprendimų tu atlieki, tiek esi laisvas arba nelaisvas. Tai jeigu pastebėsite, pavyzdžiui, kas yra tokie vadovai, lyderiai, žmonės daug nuveikia ir panašiai, jie nebūtinai yra tie, kurie sunkiai dirba, kurie ten lopetom dalykus kasa ir panašiai. Jie yra žmonės, kurie paprasčiausiai atlieka daug sprendimų. Tai dabar sprendimai galimi yra dviejų krypčių. Pirmas tai yra laimi pralaimi, tai reiškia, jeigu aš duodu kitam žmogui pralaimėjimą, o savo sėkiu tik tai laimėjimo, tai reiškia, tai yra toksai neligiavertiškumas ir kai aš darau neligiavertiškus dalykus, aš paprasčiausiai gadinu savo gyvenimą ir gadinu kitiem gyvenimą ir sukuriu savo sunkumus ir pamokas. Tai pavyzdžiui, dabar įsivaizduokit tokį dalyką, jeigu jūs, tarkim, randat piniginę ir atsiverčia tą piniginę ir tenai yra, tarkim, 3000 eurų. Grinais yra įdėti toj piniginiai 3000 eurų. Ir jūs turite taipogi tenai randat teisės ir randat vizitinės korteles. Ir jūs matote, kad vat, yra ten kokia nors Vitalija ir ten yra Vitalijos numeris. Ir jūs galite paskambinti. Dabar, jeigu jūs jai neskambinsit, jūs sukursit savo sunkumus ir pamokas. Nes jūs žinot iš tikrųjų, kas yra tiesa ir ką reikėtų daryti, ne? Ir kitą kartą, kai atsidursite kokioje nors tada situacijoje, kai jums reikia, nežinau, pagalbos, kai jūs papuolėte į bėdą, jūs tikėsitės, kad su jumis pasiels lygiai taip pat, kaip jūs pasielgėt su Vitalija. Tai reiškia, niekšiškai, pavyzdžiui, nu, vat, nepakeliat, tai yra nepaskambina tuo metu, kada matot, kad tai yra teisingas veiksmas. Tai reiškia, būsit įtaresnis, susikursit savo įvairiausius sunkumus, mažiau pasitikėsit žmonėmis, gausit, tarkim, tos pinigus, juos ištaškysit, prisivirsit savo bėdos, galbūt kažkas tai norės ten paimti, tada jūs bijosit, bijosit dėl tos piniginės, jausitės nejaukiai. O jeigu netyčia sutiktumėte tą Vitaliją po to, jaustumėt sunkumą ir panašiai. Tai jeigu mes pasielgiam win-lose, tai reiškia, aš gaunu laimėjimą, kitas gauna pralaimėjimą, pavyzdžiui, tai muštynės, tai yra abu žmonės pralaimi, mes gaunam sunkumus ir pamokas. Bet tai jau yra sprendimo padarimas, kuris jau yra daug daugiau negu depresija ir nieko nedarimas. Nes nieko nedarimas yra skrolinimas, ar ten televizija, ar alkoholis, ar panašus dalykai. Ir jeigu yra win-winas, tai reiškia, yra išreikšta drąsa. Tai dabar, kada yra drąsa, tai reiškia, aš kultivuoju tiesą, aš stengiuosi sakyti tiesą, aš tiesiog žiūriu ne kas yra man naudinga, bet kas yra naudinga visai situacijai. Beje, vakar skaičiau, kaip jisai Augustino, kur yra ta knyga savo pačiam, Augustinas, kaip jisai Aurelijus Augustinas, neatsimenu dabar, Augustinas, žodžių filosofas, Markas Aurelijus. Markas Aurelijus, beros. Skaičiau jo knygą ir ten buvo parašytas lygiai tas pats dalykas, kad jeigu nori gero gyvenimo, tai prižiūrėk savo mintis, elkis taip, kad visiems būtų gerai, tai reiškia visuomeniškai, tai reiškia kultivuok, kad žiūrėk, kad ne tik grinai savo naudos tik tai siekti, bet kad koks yra dalykas, kuris yra teisingas visiems. Ir sakyk tiesą. Trys dalykai. Tai lygiai tas pats čia dabar skamba. Čia toksai dalykas, kuris mane anksčiau labai išvesdavo iš visų gyvenimo situacijų ir iki šiol iš tikrųjų aš tuo labai vadovaujuosi ir tai yra labai labai stiprus principai. Tai bet kokia situacija, jeigu jūs esate depresijai, arba jūs esate kažkokiam sunkume, arba jūs jaučiate stagnaciją ilgą laiką, jums paprasčiausiai reikia padaryti keletą sprendimų, išsivardinti visus sprendimus, kokius tik tai galite ir juos tiesiog pradėti daryti.
kaip pavyzdys, nežinau, gal ir norėtumėt pas mane, pavyzdžiui, atkeliauti, su manim kartu padirbti. Aš jums galėčiau garantuoti, kad jūs išeitumėt iš labai sudėtingų savo gyvenimo situacijų. Tai visų pirma, turit turėti omeny, kad drąsa yra, nu, tokia rizika, ne visada, bet pasakykit, ar esat kas nors rizikavęs su drąsa ir pralaimėjęs? Aš manau, kad jūs visą laiką tiesiog paprasčiausiai laimit, jeigu jūs rizikuojat. Tai aš daug metų rizikavau ir dariau daug labai visokiausių dalykų. Čia yra patys pirmi mano retrytai, dar matote tokius biški vaikiškus veidus. Ir po daug metų matote jau ir ten ir kalnuose nuotraukos. Dešiniai pačioj kairiai per vidurį centre yra pati pirma mano stovykla su, su vyrukais. Ir buvo labai labai iš tikrųjų linksmas laikas. Tai gerai, judam toliau. Tai esu daręs begalybę šitų visų retrytų, seminarų, įvairiausių kelionių. Buvau ir universitetuose, pasakojau, ir įmonėse, ir mokyklose. Esu buvęs net kalėjime, pasakojęs kaliniams dalykus. Tai buvo labai įdomus laikas. Tai keliavau, dariau dalykus, mokiausi iš labai įvairių iš tikrųjų žmonių. Ir visą laiką mano fokusas buvo visiškai tik tai į šitos dalykus, nors čia šitos kelionės gali atrodyti, kad gal man yra įdomios labai kelionės, bet iš tiesų, jeigu aš nesutinku labai kažkokių tai man imponuojančių, išmintingų žmonių, man kelionės yra tada nelabai įdomios. Aš visą laiką keliaudavau, jeigu matydavau, keliauju, jeigu matau tenai prasme su transformacija, su išmintim ir panašiais dalykais. Dėl to šiemet pirmą kartą iš tikrųjų pradėjau tokią, padariau tokį sprendimą, savo iš tikrųjų labai nelengvą sprendimą, nes 11 metų važiavau ir vežiau grupės į įvairiausius kampelius Pietų Amerikoje, susipažinti su įvairiausiais kultūriniais dalykais, pristatyti ten savo veiklas, padėti jiems tenai transformuotis ir buvo fantastiški rezultatai. Fantastiški, aš vėliau parodysiu dar atsiliepimų, fantastiški rezultatai. Bet aš dabar esu radęs geresnius dalykus, bent jau mano suvokimu, ir noriu juos daryti. Ir tai yra labai sunkus sprendimas padaryti, bet aš jį padariau. Gerai, aš dar bandau paskaityti jūsų čatą, ar gal kas nors man ką nors parašėte. Kažkodėl aš negaliu pamatyti ir čato, ir visko kartu. Gerai, bandom. Gerai, kokį dabar jūs vaizdą matot? Jūs matote visą slideshow ir mane šone, ar jūs dabar matote, ar jūs dabar matote, ką jūs matote, vat labai norėčiau, arba gal kas nors galite įsijungti mikrofoną ir pasakyti, koks dabar yra vaizdas, nes aš tiesiog norėčiau sužinoti, nes tiesiog aš nematau jo. Galit pasakyti, kas nors mikrofoną įsijungti? Tai dabar matosi bekė naršyklė, o priešais Presenter Windows. Du viename. Ta prasme, matosi tiesiog mano ekranas ar kas? Naršyklė, kas toksai matosi, sakei? Ekranas matosi. Ekranas. Tai jūsų canva.com matosi. Ir mano vaizdas, ne, kažkur tai. Gerai, tvarkoj, aš tiesiog norėjau trumpai įdomu užeiti, pasiskaityti, kaip atrasti save iš naujo. Gerai, tai jūs šiandien tiesiog savo intencijas pasakojate toliau. Gerai, čia man mistika, kaip su ta kanva viskas vyksta. Bet žodžiu, jūs matote dabar prezentaciją, ne? Viskas tvarkoj. Taip. Gerai. Gerai, tai žodžiu, po daug metų aš atėjau susitikti su tokiu John DeMartiniu, šiandieną kurio metodikos dalį aš jums pristatysiu, su kuria dirbu ir kuri yra iš tikrųjų labai stipri.
Aš ją naudoju kaip vieną iš įrankių ir kitas elgesio strategijas ir įvairiausias taktikas taikau ir iš kitų metodų, bet tai yra vienas pagrindinių dabar mano tokių labai įspūdingų įrankių ir turiu labai glaudų ryšį su šito žmogum. Glaudų ryšį tai turiu meni, kad bendrauju kažkiek asmeniškai ir, žodžiu, labai labai daug iš jo mokausi, labai daug studijuoju. Tai yra apie 50 metų studijuojantis žmogaus elgseną ir įvairiausias gyvenimo sritis žmogus. Jisai teigia, kad yra išstudijavęs daugiau negu 300 logijų, nu tai pavyzdžiui, psichologija, odontologija, onkologija. Jis yra daktaras ir jisai pasirinko polimato kelią, žmogus, kuris studijuoja kuo daugiau gyvenimo sričių, tam, kad tiesiog paprasčiausiai atrasti gyvenimo harmoniją. Ir, nu, kaip sakant, išvelgti genialius dalykus. Tai jisai nuo 18 metų pasirinko genijaus kelią, nes genijai, sakykime, dažniausiai yra tie, kurie išstudijuoja labai daug gyvenimo sričių. Tai man yra tikrai didelė garbė su juo susitikti. Esu sutikęs tikrai labai spūdingų žmonių prieš tai, va, pavyzdžiui, čia toks vyrukas su pypke. Jis yra iš džiunglių, jisai net nemokėjo skaityti ir net nežinojo savo gimimo datos ir nemokėjo skaityti, neturėjo paso, bet buvo nenusakoma šviesumo žmogus, ta prasme, nenusakoma šviesumo ir įkvėpimo žmogus. Aš pas jį gyvendavau tiesiog mėnesiais nuvykęs į Perų džiunglės kažkadaise. Dabar jis yra iškeliavęs, miręs. Gerai, aš bandysiu iš naujo persisetinti. Gerai, presenter window. Present. Taip, ir aš nežinau, kaip čia iš naujo eiti į full screen mode, your screen sharing. Jisai taip rodo. Na gerai. Gerai, tai aš galiu padidinti tiesiog. O jūs mano vaizdą matot, ar jūs matot tik tai garsą mano girdit? Viską matom gerai. Ir mano, kaip čia pasakyti, paveiksliuką matot irgi, ne? Ok. Gerai, tvarkoj. Tai važiavam toliau. Tai aš su jo metodikom iš tikrųjų labai įdomių dalykų prisibandžiau ir pavyko iš tikrųjų padaryti labai įdomių dalykų. Tai pastarąsias 3 kovas, žinau, kad gal skamba neįtin dvasingai kai kuriam, bet dirbau su Sergejum Maslobojevu ir rašiau jį kovoms ir turėjom labai iš tikrųjų spūdingus rezultatus. Ir tai yra tikrai labai itin sunkiose situacijose, sakykime, paruoštas žmogus, nes jisai, kai eina į ringą, jisai ant savo gyvenimą ant kortos stato viską. Tai reiškia, jisai visiškai viskuo rizikuoja, pradedant sveikatą, baigiant savo įvairiausiais titulais, gerbėjais ir taip toliau, laimėjimo arba pralaimėjimo atveju. Tai buvo labai labai įspūdinga ir labai įdomu su juo dirbti, nes nu, kiekvienas dalykas buvo labai, iš tikrųjų, labai labai gilus patyrimas. Tai mes paskutinį kartą su juo laimėjom pasaulio kickbokso čempiono titulą aukščiausiam lygyje. Su Justina Arlauskaitė Džiazu, dainininkė, aš manau, kad tikrai visi žinot, esat girdėję. Dirbau, padėjau ją ruošti koncertams ir su kai kuriais asmeniniais dalykais dirbau kartu su ją. Ir jai irgi šitas darbas labai patiko. Tai tikiu, kad patiks ir jum, nes žinau, kad spektras to, ką aš darau, yra labai iš tikrųjų platus ir galiu padėti labai universaliai labai daug žmonių, nes viskas iš tikrųjų sukasi apie tai, kaip mes paprasčiausiai suvokiam situacijas, o mes jas suvokiam paprasčiausiai arba labiau biški pozityviai
arba labiau biški negatyviai. Jeigu labai labai negatyviai, tai tiesiog jaučiamės labai labai blogai. Jeigu labai labai super pozityviai suvokiam, tai esame euforijai. Kai esame euforijai, esame apakinti ir irgi papuolam galų galiai košmarą. Tai mums norėtųsi nutraukti šokinėjimą tarp euforijos ir depresijos, sakykime, ir subalansuoti tuos du dalykus, kas yra iš tikrųjų meilės būsena ir užtikrintumo būsena. Nes jeigu labai šoki į euforijas ir didžiulius tokius, kaip sakant, pozityvius apakimus, tada paprasčiausiai turi iš tenai nukristi ir nukrenti į depresijas. Jeigu esi depresijai arba, sakykime, depresingose mintyse ir lygini savo realybę su tuo, kaip ale turėtų būti, tai tada paprasčiausiai yra labai nekokybiškas gyvenimas. Tai mes galime šitą dalyką, kaip sakant, pakelti savo gyvenime ir aš jums šiandieną parodysiu būdus, kaip tai padaryti. O dabar norėčiau, kad jūs išsitrauktumėte tušinukus ir popierių arba galbūt galite savo kompiuteryje arba telefone atsakyti savo iš šitos labai labai svarbius klausimus, kuriuos aš jums dabar noriu užduoti. Dabar matau ir jūsų čatą, tai jūs galite man rašyti, klausti klausimus arba įsijungti kartais tiesiog mikrofoną ir užduoti gerai. Tai tikrai būkite drąsiai klauskite. Dabar čia matote mano nuotrauką kairiai ir matote, kad akutės blizga ir viskas yra, kaip sakant, gyvenime tvarkoja, ne, iš akių. Taip bent jau atrodo, ne, tuo metu. Tai dabar, kai žmogus yra savo vertybėse, kai aš esu savo vertybėse, tai kas yra vertybės? Vertybės yra kiekvienam žmogui unikalus dalykas. Tai nėra moralinės ar socialinės vertybės. Tai reiškia, aš galiu galvoti nuo vaikystės, kad vertybės yra tiesa, vertybės yra ten šeima, vertybės yra ten koks nors ten sąžiningumas, bet anaip tol. Apie tai, ką mes šiandieną kalbam, mes norėsim sužinoti, pagal ką juda jūsų raumenis, kas jums yra vertinga. Tai, kas mums yra vertinga, tą mes stengiamės daryti ir dėl to mes įdedam pastangas ir paprasčiausiai einame į tą pusę, jeigu mums tai yra vertinga, jeigu mes tai matome ir suvokiame kaip vertę. Jeigu mes to nematome ir nesuvokiame kaip vertės, tai mes paprasčiausiai nenorim net į tą pusę eiti. Ir tai tikrai nėra dalykai tokie kaip tiesa, sąžiningumas ir panašiai. Paprastai pa žmogų vertybės yra, įvairios gali labai būti, bet tarkim, kai kuriems žmonėms, pavyzdžiui, man numeris vienas vertybė yra praktinė išmintis. Tai reiškia, man yra maks svarbi praktinė išmintis. Nieko man iš tikrųjų, galima sakyti, svarbiau gyvenime nėra, kaip jaustis va tokioj pusiausvyroje ir turėti vidinį, kaip sakant, savo balso girdėjimą, būti tokioj, kaip sakant, meiliai arba tiesiog balanso kažkokiose tokiose būsenose ir gebėti tai veikti, transliuoti tai kitiems žmonėms. Jeigu aš tai darau, va kaip aš atrodau. Va kaip aš atrodau. Jeigu aš tai darau. Dabar, jeigu aš to nedarau, tai aš esu sugyžęs tiesiog. Aš anksčiau kažkada dirbau samdomą darbą, aš ten sėdėdavau, nusiminęs, nusidepresavęs ir visą laiką skaitydavau visas šitas knygas. nes man tiesiog buvo kankinė dirbti darbą ne pagal save. Tai dabar labai didelė gyvenimo dalis yra apie savirealizaciją ir jeigu žmogus savęs nerealizuoja, bet savirealizacija gali būti ir šeima, nes galbūt tau numeris vienas yra šeima, galbūt numeris vienas tau yra santykiai. Pavyzdžiui, pas mane prieš porą stovyklų buvo tokia viena mergina, kuriai numeris vienas dalykas buvo bendravimas, santykiai. Ir
Ir tada kitas dalykas, jai buvo labai svarbus, buvo tiesiog organizavimas. Ir aš sakau, jeigu tu galėtum organizuoti festivalius ir tiesiog bendrauti ištisai su žmonėm, ar tai tau būtų rojus, jo, wow, va čia tai būtų, va čia tai būtų. Tai dabar aš turiu draugą, kuris gyvena gamtoj ir be galo mėgsta bendrauti ir be galo mėgsta gaminti. Ir aš jam nesenai pasiūliau, kad jisai darytų, nes jisai gamina maistą mano, pavyzdžiui, stovyklose ir aš jam pasiūliau, sakau, o jeigu tu gamintum maistą ir su improvizacija jį pristatinėtum žmonėm vakarėliuose, ar tau tai patiktų? Sako, Jėzus, kaip man patiktų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai dabar čia yra deriniai mūsų vertybių. Tai pavyzdžiui, mano, jeigu taip imti visas vertybės, paimtumėm vat, vertybių tokią hierarchiją, tai būtų praktinė išmintis, veikla, per kurią aš transliuoju jum šitą visą dalyką. Tada trečias yra prasmingi santykiai, tai reiškia reikšmingi santykiai su žmonėm, nes man patinka susitikti su žmonėm ir giliai kalbėti. Tada yra kelionės, nu, ir taip grubiai, sakykime, visi šitie dalykai. Tai dabar, jeigu aš keliauju ir giliai kalbu su žmonėm ir dar būnu su savo mylimąja tose pačiose kelionėse, ir tai yra mano veikla, už kurią aš gaunu pinigus, ir aš ten išreiškiu savo išmintį ir dalinuosi su kitais, va kaip aš atrodau, va tada kaip aš atrodau, va toks vaizdas iš manęs gaunasi tada. Jeigu aš nedarau savo vertybių, man tai yra paprasčiausiai depresija, tada yra paprasčiausiai signalas, kad aš tiesiog nedarau, kas man yra vertinga. Depresija arba ten kažkoks tai depresinė nuotaika, tiesiog man tuo metu yra paprasčiausiai signalas, kad aš nedarau tai, kas man paprasčiausiai yra vertinga. Gerai, tai tai dabar aš norėčiau, kad jūs išsitrauktumėte tušinukus ar ten kažką tai ir jūs atsakytumėte savo šitos 4 klausimus. Tai pirmas klausimas, ir pradėkime nuo pirmo klausimo, aš jums juos paaiškinsiu. Mes nustatinėsim jūsų vertybės. Tai reiškia, kas individualiai jums yra vertybės. Nes vieniems yra santykiai pirmoje vietoje, kitiem, tarkim, hierarchija gali būti tokia. Dizainas, dizainas, ne, pirmoje vietoje. Viskas, kas su menu susiję, tarkim, dizainas. Antroje vietoje. Šeima. Trečioje vietoje. Namai. Ketvirtoje vietoje. Kelionės. Jeigu šitas žmogus dirba dizaineriu ir būna daug su šeima, pasikalba su draugais ir pakeliauja su tais draugais, o galbūt keliauja su dizaino darbais ir su savo kokia antra pusė, jam gyvenimas yra rojus. Dabar, jeigu, pavyzdžiui, paimkim žmonės labai turtingus, kiek man yra tekę dirbti su žmonėm, kurie turi finansinę nepriklausomybę arba finansinę laisvę, tai pas juos top numeris 1 vertybė yra turtėjimas. Tai reiškia finansinis turtėjimas, finansinio gerbūvio kūrimas. Tai jiems labai aukštai yra pinigai, paprasčiausiai, ir pinigų kapitalo auginimas. Jiems yra įdomios akcijos, jiems įdomios yra įvairiausi perspektyvūs verslai, įvairiausios investicijos ir taip toliau. Pirma vieta. Antra vieta dažniausiai jiems yra santykiai. Trečia yra santykiai šeima. Tai reiškia artimi santykiai šeima, nes jiems reikia labai daug fokuso įdėti į verslą. Tai dėl to antroje vietoje jau draugam nebelabai daug turi jie laiko, dėl to jie nedaug bendrauja su žmonėm, bet jie bendrauja su šeima ir tenai labai daug bendrauja, plus verslas jiems yra šeima. Ir tada trečia vieta jiems yra dažniausiai asmeninis augimas ir sveikata. Čia yra pagrindinės labai turtingų žmonių vertybės. Jeigu šitokių vertybių, pavyzdžiui, turtėjimas žmogus tarp pirmų 4 vertybių neturi, į finansinę laisvę jisai nepretenduoja. Kodėl? Nes jisai tiesiog nesielgia. Pavyzdžiui, aš galiu save įkalbinėti labai daug, kad aš daryčiau dizainą, bet aš dizaino nedarysiu. Tai tiesiog nėra mano vertybės. Jeigu aš būčiau priverstas daryti dizainą, aš būčiau labai nelaimingas žmogus. Tai kokius 3 fizinius dalykus laikai savo asmeninėje erdvėje labiausiai ir kokia to reikšmė? Tai pavyzdys. Pirmas fizinis dalykas turbūt yra mobilus. Jeigu tai yra mobilus,
Ką aš jame labiausiai darau? Ar su juo labiausiai bendrauju su šeima, galbūt su draugais? Galbūt aš skrolinu labai daug, bet apie ką aš skrolinu? Galbūt kame ten būna tvarka? Pavyzdžiui, ką aš užsiseivinu? Galbūt aš apie sveikatą video labai daug žiūriu. Tai gal man sveikata svarbi? Tai kokie trys fiziniai dalykai yra tavo asmeninėje erdvėje labiausiai? Pavyzdžiui, aš labai daug laiko praleidžiu su Jūrate. E, kur čia mano tie video? Važiuokit, jeigu aš išjungiu savo video, tai Jūratės nuotrauka užsideda. Ne? Tai aš labai daug laiko praleidžiu su Jūrate. Tai fiziniai dalykai, tarytum dalykas, ne? Nu, gali būti žmogus šalia, tarkim vaikai, gali būti vyras, žmona. Jeigu aš daug laiko praleidžiu su jais, su kurie dalykai, kurie yra labai arti manęs. Tai dabar įsivaizduokit, jeigu aš ateičiau prie jūsų ir va tai va prie jūsų prisartinčiau, ar būtų jums patogu ir malonu, turbūt nelabai jums būtų nei patogu, nei malonu, ne? Kodėl? Nes aš jums nesu labai vertingas žmogus, bet jeigu aš jums būčiau labai vertingas žmogus, jums šitas prisartinimas patiktų. Tai, ką jūs vertinat, jūs laikat labai arti savęs. Tai, ką jūs vertinat, laikot labai arti savęs. Tai jeigu mobiliam pas mane yra klientai ir jeigu mobiliam pas mane yra mokslai, kaip pavyzdys, pas mane mobilus pagrindai yra mokslai, aš mokausi, aš jau toks žmogus esu, man labai patinka tobulėti, vystyti savo žinias ir išmintį. Tai man numeris vienas yra šitas, tada man numeris du yra bendravimas su klientais, susirašinėjimas, atsakymas įvairių klausimų jiems, susirašinėjimas su savo artimais žmonėm. Čia yra trys pagrindiniai dalykai, apie kuriuos aš domiuosi. Gerai? Tai numeris vienas, numeris du, numeris trys. Kas tau yra svarbiausia? Pavyzdžiui, jeigu kompas, gal tai yra darbas, ok? Darbas yra apie dizainą, apie vadybą, apie ką? Kokie trys fiziniai dalykai tavo asmeninė erdvė yra labiausiai ir kokia jų reikšmė? Gerai, ir gal yra, ar gavau komentarą, kad įrašas stringa, ar yra dar žmonių, kuriems įrašas stringa? Gal galit kas nors įsijungti audio ir pakomentuoti? Man nestringa. Viskas gerai. Gerai, ačiū Dievui. Tai gal yra žmonių, kurie norėtų kartu su manim praeiti šitą pratimą ir norėtų įsijungti tiesiog audio ir aš jūs pravesčiau per visą šitą pratimuką, kuris yra labai fainas ir jums duos labai didelio aiškumo, ką jums gyvenime veikti ir ko neveikti. Nu, kas drąsą panaudos? Atleiskit, galite pakartoti, aš šiek tiek buvau išėjęs. Labas. Sakau, gal norėtum su manim padaryti kartu pratimą šitą? Aš Tai galėčiau. galime. Gerai, super. Tai koks tavo vardas? Marius. Mariu, kokie trys fiziniai dalykai yra tavo asmeniniai erdvėj labiausiai? Ką prie savęs laikai arčiausiai? Tai gerai, telefonas ir kompiuteris čia tas pats, ar? Atskiri dalykai. Tai dabar telefone, ką tu darai labiausiai telefone? Na tai scrollinu, ta prasme, sakykime, žiūri podcastus, žiūri reelsus, Instagramis, kažkas to. Gerai, tvarkoj, podcastai yra apie ką? Reelsai apie ką? Nu, vat, Apie sportą, apie protą, trumpi reelsai, kur ten, sakykime, apie šeimos kažkokią, apie ten, sakykime, discipliną ir visus kitus dalykus. Tai, jeigu tu pasižiūrėtum į savo mobilų, ką tu labiausiai užseivini, kas tai būtų? aš telefoną šiek tiek buvau šonę padėjęs. Žinai ką, nereikia ten dabar eiti, bet tiesiog ką tu labiausiai užseivini tenai, ką tu labiausiai Tai išsisaugai. motivacinis įrašus, ta prasme. Taip, Gerai, motyvacinis įrašas. tai tau patinka asmeninis tobulėjimas labiausiai. Taip. Gerai, tai čia vienas. Dabar kompiuteryje, ką darai labiausiai kompiuteryje?
Žiūriu filmus apie kalėdas, apie šeimos gyvenimą. Nu, tarsi, kalėdos ir šeima dabar, va, ypatingai šį visą mėnesį žiūriu apie kalėdas ir šeimos kalėdas. Gerai, Ir tvarkoj, tarkim, tai yra šeima. Gerai, važiuojam toliau. Kas dar yra daiktas, ar fizinė kažkokia erdvė, kuri, nu, tau imponuoja labiausiai, kur tu praleidi daugiausiai laiko. Žiūrėk, jeigu aš labai daug laiko praleidžiu bažnyčioj, gal man religija yra svarbu arba Dievas. aha. Jeigu aš labai daug laiko praleidžiu gamtoj, ane, tai gal man tai yra, Mhm. nu, vat gamta. Tai kas, kas dar yra vienas daiktas, fizinis daiktas, ar erdvė, ar žmogus, kurie yra šalia tavęs arčiausiai dažniausiai. O, pavyzdžiui, tinka atsakymas, jeigu tiesiog būti su savimi vienam, sakykime. Gerai, meditatyvi erdvė. Taip, taip. Nu gerai, tai čia vėl yra asmeninis kažkoks tai pažinimas. Taip, tiesiog ramiai būti su savimi, ar muzikos klausytis, ar tiesiog tvarkytis ir niekur nelysti į erdvę, tiesiog būti su savimi. Gerai, liuks. Antras klausimas tau. Kokiems trims dalykams skiri savo laiką labiausiai? Jeigu tau reikėtų pažiūrėti savo dienas per pastarosius 3 mėnesius, kam skyriai savo laiką tiesiog labiausiai, kur tu praleisdavai laiką? Tai visų pirma yra sportas. Turi meni, kad tu sportuoji po 4 valandas per dieną ar kažką? Ne. Nu gerai, tai ką tu darai po 4, 5 ar ten 3 ar 6 Tai gerai, valandas per tai dieną? telefonas, sakykime, telefonas skrolinu, žiūriu filmus ir universitetas. Praleidžiu šitaip dieną. Tai sportas būtų kokioje 3 vietoje? Nuo sportą praleidžiu 1,5 valandas, jeigu dar plus vaikščiojimas, sakykime, ten kažkur tai dar, sakykime, valandą laiko su arbata, išėjimas pasivaikščioti. Gerai, ir sporto simbolika yra tiesiog sportas ar sveikata? Um, Kodėl sportuoji? tai dėl asmeninio augimo, aš galvoju, nes man sportas yra asmeninis augimas. Charakterio tobulinimas. Žiūrėk, tai pas tave viskas sueina į vieną, ta prasme, tavo asmeninis augimas, ne, labai Taip. daug duoda. Gerai. Tai gerai, tai dabar jeigu tu skiri laiką mobiliam, tai tenai yra asmeniniam tobulėjimui, tu labai daug laiko ten skiri, ne? Taip. Antras dalykas, kam tu skiri laiką labiausiai tavo suvokimu? Na tai buvimui su savimi, tiesiog Gerai, tvarkoj. ramybėj, sakykime, ramybėj. Gerai, kokie 3 dalykai tave energizuoja labiausiai, po kurių tu jautiesi energingesnis negu buvai prieš tai? Gerai, tai galiu pasakyti, tai yra, man labai patinka tiesiog pasipuošti, sakykime, jo, įsėsti į mašiną ir važiuoti tiesiog susitikti su kolegomis ir tiesiog kažką tai kalbėti. Kažkaip taip, jo. Man patinka tiesiog bendrauti, kažkur tai išeiti, kavos atsigerti. Tai Toks va dalykas patinka. tau patinka socializuotis, ta prasme, santykiai su žmonėm? Taip, aš pabūnu ir tada vėl aš grįžtu, tiesiog ir aš galiu būti vėl vienas. Bet man Gerai. reikia, sakykime, to, man Gerai, tai sakykime, čia- paskambina. Nu, Gerai, tai sakykime santykiai, gerai, kas toliau? Antras dalykas, kuris tave energizuoja labiausiai. sportas. Ir, sakykime, prieš 2 valandas jau sportą aš jau jaudinas, aš jau visas tiesiog drabu, aš jau galvoju, kaip šiandien viską darysiu. Tai jo, šitas labai. Gerai, jėga, fainai. Gerai, Jo. gerai, Ir toliau. tada man dar patinka, kai, sakykime, taip, net nežinau kaip įsireikšti, taip, kad labai rimtai neimtumėte galvo. Tiesiog man patinka įdarbinti, sakykime, kolegas, gal, sakykime, daryti tam tikrus darbus, kuriuos galbūt aš turiu daryti. Ir man labai tas patinka ir tada patinka diskutuoti su tai žmonėmis, ta prasme, jie klausia, kaip tau reikia, kad padaryt ir panašiai. Tai aš tiesiog moku tą tokį, nu, man patinka, Gerai, sakykime, žiūrėk, bet įtikinti žmones. klausimas, Mariau, dabar yra tave labiausiai energizuojantis dalykai. Tai reiškia žmonės, sportas, aš spėju, kad asmeninis pažinimas, ar ne? Nu, Taip, taip. gerai.
Gerai, ir kokiem trim dalykams skiri savo pinigus labiausiai? Tai reiškia, kam išleidi savo pinigus labiausiai? Nu, tai šiuo metu studijoms, e, Mhm. sakykime, Gerai, bet čia tavo pinigai, ne tėvų pinigai. mano santaupos, aš Gerai, pats. bet dabar studijos yra kam skirtos? Tai man, Verslui? Verslui, ne, uždarbiui, tobulėjimui. aš manau Ką, tobulėjimui, ką, taip. ką tu studijuoji? Civil engineering, tai čia bus statybos inžinierija. Gerai, o koks tikslas tavo tenai? Tai mes kaip ir rašinėjomės, tai aš tiesiog atvažiavau čia į Olandiją, tiesiog sužinoti apie civil engineering kažką tai tokio ir pagerinti savo anglų kalbos žinias. Tai čia irgi, manau, eina į tą patį, kad asmeninis tobulėjimas. Gerai, liuks. Tai, ta prasme, to išdava yra asmeninis tobulėjimas, kad tu galėtum po to geriau gyventi. Taip, taip. Ir Gerai. ta prasme, man patinka, sakykime taip, nu, kažką tai keis gyvenime, kad nebūt va toj pačioj vietoj. Nu, tai čia irgi, manau, tas yra tas pats asmeninis tobulėjimas, kad, Gerai, nu, gerai, važiuojam toliau. Kam antras dalykas tu skiri pinigus? sakykime, tinka sveikesnis maistas. Be Nu, abejo. tipo, galiu brangesnį maistą geriau pirksiu, kad Mhm. geriau jausčiausi. Be abejo. Mhm. Gerai. Tai Ir, šitas. ir trečias. Ir trečias, patinka keliauti. Sipilt, sakykime, benzo ir važiuoti. Kažkur tai Nu, pamatyti kažką. gerai, tai dabar žiūrėk, aš surašiau į čionai tavo vertybės. Tai reiškia, yra asmeninis pažinimas 1, 2, 3, 4, 5, 6 yra asmeninis pažinimas. Pirma vieta, antra vieta. Gerai, sakykime, šeima ir žmonės, sakykime, bus 2. Tai reiškia, kažkokias tai artimas bendravimas, kažkas tokio. Ar būtų į tą pusę? Ar tu Tikrai mėgsti? taip, man labai patinka kalbėti, sakykime, ir su sėkmingesniais žmonėmis, nei aš tai tikrai pritariu. Gerai, jeigu sportas, sveikas maistas, sudėtumėm į bendrą krūvą, ar tai gautųsi sveikata, sportas, kažkas tokio? Aš manau, sveikata ir gyvybiškumas, taip aš esu Gerai, užsirašęs. gyvybiškumas, valio. Ehm, Gerai, tai čia daugiau niekur nėra. Keliauti. Gerai, tai ar aš maždaug teisingai Marių apibūdinu? Gyvena Marius, kuris labai mėgsta tiesiog savęs pažinimą, e, save energizuoja pastoviai, kad jaustųsi daug geriau ir galėtų dar daugiau save pažinti ir kažkaip tobulėti, uždirbti ir taip toliau gyvenime iš to. Jam patinka labai giliai pabendrauti su žmonėm ir ypatingai keliaujant. Dėl to jisai gyvena dabar Olandijai. Be abejo. Jo. Čia apie tave? Taip, exactly, būtent apie mane. Tikrai Gerai, pritariu. aš tau įmetu į čatą tavo vertybių hierarchiją. Tai dabar, Tvarkoj. jeigu tu veiksi kažką su jeigu tu sukombinuosi šitą, pavyzdžiui, jeigu tu darysi, nežinau, retrytus apie gyvybiškumą su asmeniniu pažinimu ir tenai giliai bendrausi su žmonėm, tai tau gyvenime kaip ir dirbti nebereikės. Ačiū, labai malonu išgirsti tokį motyvuojantį sakinuką. Ne, nu tikrai ne. Tu prasme, čia kosmosas tau būtų, ar ne? Na taip, bet aš norėčiau visą tai, kad išryškintumėt, sakykime, stovykloje. Man vis tiek va, tas kirba, kad reikia ten atvykti. Tai Gerai. Tai dabar gal galit kiti žmonės, kas nors pakomentuoti, kokius jūs rezultatus gavot? Gal kas nors susirašėt savo vertybių hierarchiją ir jums paaiškėjo kas nors daugiau? Nes tiem, kuriem labai stipriai atsakymai skyrėsi, tai reiškia, į pirmą klausimą buvo visiškai kitokie, ten, nu, vienokie atsakymai, antrą visiškai kitokie, trečią dar kitokie.
Tai greičiausiai jūs esate iš tų žmonių, kuriems gyvenime labai sunkoka save surinkti, bent kol kas, nes reikėtų labai gerai išsiriškinti tas vertybės, ką iš tikrųjų labai labai galima padaryti, klausiant to klausimą, kokia to reikšmė, kokia to reikšmė, kokia to reikšmė, nes reikšmės tų veiksmų turėtų gautis tos pačios. Taip pat kaip vat, Mariui studijuoti yra asmeninis tobulėjimas, o sveikas valgymas ir sportas irgi yra realiai tą patį, tai tada tiesiog mes apibendrintai galim matyti, kad tai vat, yra būtent į tuos dalykus. Tai pavyzdžiui, Jovita rašo, kad yra asmeninis tobulėjimas, bendravimas su žmonėmis sveikata. Valio, super. Ir jau čia labai patinka tau, ne? Gyvenime tai daryti. Tai gerai, važiavam toliau. Labai paprastas ir labai stiprus dalykas mano gyvenime, kuris man labai, labai stipriai padėjo suvokti, nelaukti, nedelsti, nestagnuoti, nebūti, kaip sakant, už paraščių gyvenime. Tai yra tiesiog tinkamai įsivertinti skausmus ir malonumus, kuriuos aš gyvenime galiu patirti. Čia yra interneto mymas, toksai, nu, juokelis su šita lapė, bet jisai labai labai gerai simbolizuoja, vat, kai mes negyvenam savo vertybėse ir kai mes gyvenam savo vertybėse, kaip atrodo. Tai dabar, mėlyjeji, pabandykit savo užrašyti, ką jums kainuoja savo emocinių, savo įvairiausių santykių, finansinių, savirealizacijos nebuvimo, galbūt priklausomybių, galbūt tiesiog stagnacijos kažkokiose gyvenimo sritise kaina. Kokia to kaina yra? Kokia yra to kaina? Aš iš tikrųjų visada stengiuosi savo įvardinti dalykus, kokia yra kaina. Čia labai iš tikrųjų toksai paprastas dalykas, bet tada, kada tu tinkamai vertini ir tada sutinki mokėti kitas kainas, gyvenimas labai stipriai pajuda iš vietos. Nes kol mes galvojam, kad tai mums nieko nekainuoja, baigiant tą mintį, kad vat, atsisėdus, sėdėti čia dabar kūnui kainuoja stresą, širdis plaka ir viskas kainuoja, viskas yra resursai. Jeigu jūs keliaujate užsienyje, žinote, viskas kainuoja, kiekvienas žingsnis, biletas, viešbutis, maistas, taksi, bet kas. Lygiai taip pat čionai. Lietuvoje atrodo, tėvai mus išaugino ir mums atrodo, kad čia viskas gal kažkas yra kaip nemokamai, bet niekas nėra iš tikrųjų nemokamai. Mes už viską turime mokėti. Nemokėsi atims namus. Tai dabar lygiai taip pačiai, jeigu mes neįsivertinam, mes nepadarom tiesiog paprasčiausiai adekvačių sprendimų savo gyvenime, tai dabar kas tai yra? Kiek man tai kainuoja? Vat šitie dalykai, kuriuo aš nesprendžiu. Nes tai sukuria labai labai tokią aišku paveikslą. Pavyzdžiui, aš einu dabar, aš turiu mentorių, jo kaina yra 600 eurų valanda, aš svajoju eiti pas žmogų, kuris kainuoja $3000 valanda, laukiu, nesulaukiu dienos, kada galėsiu pasieiti, tai turėtų nutikti dar jau kitais metais. Tai dabar kiek laiko aš praleidžiu? Tai yra laiko kainos. Pabandykite įsivardinti, jeigu jūs stagnuojate taip toliau, kiek tai yra laiko? Grinai matematika, kiek valandų per dieną? Gal kas norit su manim padaryti kartu šitą pratimą? Ar yra kas nors čionai audio, kas norėtų kartu įsivertinti šitas rizikas? Tarkim, jeigu aš pralaukiu 4 valandas per dieną, ar yra kas nors, kas norėtų su manim kartu pakalbėti šitą pratimą?
please. Čia- Mariau, e, Taip, gal tu norėtum? tai visada aš galvojau, kad kažkas tai dar nori. Gerai, Tiesiog būčiau. važiuojam su tam. Gerai, kokioje vietoje tu gyvenime stringi? Arba tau... Savęs pažinime. Sakykim, taip. Gerai, tai tu neišsprendi kažkokių tau svarbių emocijų? Sakykim, taip. Netrandu savo pilnojo paveikslo. Kad va, pavyzdžiui, manęs paklaustų, sakytų, kas tu toks esi ir aš galėčiau savo užtikrinti atsakyti, kas aš toks esu. Gerai, Dabar to nėra. kiek laiko praleidi tame stagnuodamas? Per dieną. Ką darydamas? Kiek laiko praleidi tame per dieną, būdamas to emocijai? Nu, tokiam delsime. Daug, iš tikrųjų daug. Ta Nu, prasme, pavyzdžiui, 5 valandas, 2 valandas, 6 valandas. sakykim, 6-7 valandas tikrai. Nu gerai, 6 valandas. Tai dabar jeigu aš dauginu kart 365 per metus, galima tai padaryti. 2200 valandų, grubiai. 2200 valandų. Kiek įvertintum į 1 valandą? To delsimo, kiek jis tau kainuoja emociškai? Čia pinigais, Jo, sakykim, valanda 15 eurų. nu gerai. Gerai, 15 eurų tai yra 33 tūkstančiai eurų per metus. Wow. Ok. Gerai. Ką tau tada kainuoja šita emocija tavo komunikacijai su žmonėm? Tai reiškia, kokius nesklandumus bendravime tu patiri. Nu, pavyzdžiui, tu būni, nu, pavyzdžiui, aš turiu draugą, kuris neveikia dalykų, kuriuos jis akivaizdžiai gali veikti. Nu, su juo ne faina yra būti. Nu, ta prasme, nėra labai faina su juo būti, nes jis yra depresovas. Tai yra kaina, kurią jisai moka bendravime, nes jo draugai nekviečia būti kartu. Nu, mažiau kviečia, sakykime. Tai čia aš manau, kad Seim tas pats dalykas. Gerai. Gerai, koks yra atspindys ant tavo sveikatos? Nuovargis, energijos nebuvimas, nes tiesiog išsenka energija. Gerai, kiek kainuoja dėlsimas emociškai? Nu, čia tas pats buvo sveikato atsikartoja tiesiog. Emociškai tai nuovargis. Nu gerai, važiavam toliau. Kokius sunkumus patiri šeimoje dėl šito dalyko, dėl šito konfuzo? Ta prasme, emocijas artimiesiams išreiškiu savo. Na, sakykime, pykti, kad aš ten praleidau dabar, sakykime, gulėdamas ir galvodamas apie tai, ir tada kokia mama paskambina ir aš tada ten pradedu savo emocijas išreikšti, kad nors aš pats esu kaltas, kad to nepadariau, tai, sakykime, pykčius su šeima. Gerai, ir piniginė išraiška mes jau esam radę. Tai, žodžiu, grubiai sakant, galim, sakykime, sušvelninti, bet tai yra kartais nelabai fainas bendravimas, nerimo ten visokios pervargimo emocijos ir kokie 25 000 eurų per metus. Ne? Na, taip, skaudžiai, bet jo. Jo. Tai, žinok, šitą dalyką pamatyti yra labai labai sveika. Pavyzdžiui, aš esu dirbęs su kokainą vartojančiais arba, pavyzdžiui, su rūkančiais žmonėm. Jiem vien tik tai įsivertinti ir realiai pamatyti matematiką, laiko matematiką, tai reiškia, kiek laiko jiems išeina ir kiek pinigų jiems išeina, jie vieno šito tiesiog paprasčiausiai meta tą elgesį. Čia labai labai stipru yra iš tikrųjų. Toks atrodytų labai labai paprastas dalykas, bet čia yra labai labai stipru. Tai dabar, mėlyjeji, aš jūs kviečiu surinkti pilną gyvenimo paveikslą. Mariau, ačiū labai tau. Tai pilnas gyvenimo paveikslas yra tada, kada mes matom harmoniją. Tai reiškia, viskas yra iš tikrųjų gyvenime tobulybė. Bet kai mes tos tobulybės nematome, tada mes patiriam senėjimą, mums atrodo tada, kad viskas yra ten nefaina ir panašiai. Dabar čia matote ranką ir matote tą mažiuką akmenuką. Čia yra
Peru, būnant inkų šventyklose, tai yra pats mažiausias akmenukas šitose šventyklose. Kai kurie akmenys tenai yra 80 tonų, galite internete nueiti pasižiūrėti, o čia yra pats mažiausias vienas akmenukas. Tai dabar šitas mažas akmenukas simbolizuoja tenai, kad viskas turi savo gyvenimo tvarką ir visi mes, kad ir kokie mes būtume, mes, nu, vat, esam kažkur tai savo vietoje, ne? Tai kad visi esam unikalūs. Ir lygiai taip pačiai, bet kokios gyvenimo situacijos iš tikrųjų galimos yra išspręsti, nes viskas turi savo gyvenimo tvarką. Ir jeigu mes ją matome, tą gyvenimo tvarką, tada pas mus viskas yra tvarkoj. Tai reiškia, mes matome, kad tai yra harmoninga, nepaisant, kad tai yra sunku, nes daug kas sako, ne, oi, būk pozityvus, tau čia dabar yra sunku, bet tu būk pozityvus. Bet tai kaip tau būti pozityviam, kai tau yra tiesiog paprasčiausiai ten tave talžo, nes tu išsiskyriai. Ne? Bet mes turime tokį dalyką, kaip vadinama, aš tai vadinu, sakykime, laiveliu. Čia yra apie depresiją, tai reiškia, kaip atstatyti save iš depresinių minčių. Tai yra, kaip išeiti iš ekstremumų ir susigražinti pusiausvyrą, kaip neutralizuoti ir transformuoti stiprias emocijas, kaip susigražinti savo prasme ir pajausti palengvėjimą, kaip iš emocijų chaoso pereiti į vidinę pilnatvę. Tai čia yra labai elementarus ir labai paprastas principas. Žodžiu, mes matom, čia kiekvieną dieną iš tikrųjų galite naudoti. Mes matom kažkaip tai realybę. Matom ją labiau pozityviai arba labiau negatyviai. Jeigu aš matau realybę labiau negatyviai, tai laivelis pradeda, arba labai pozityviai, laivelis pradeda skęsti. Tai reiškia, jeigu laivas plaukia, jisai yra, jeigu jisai, nu, normaliai, tai jis yra plaukiantis, jisai vat, yra horizontalioj padėtyje ir jisai yra balanse. Jeigu aš pradedu matyti kažkur tai labai daug minusų, tai yra kaip į vieną laivo galą neščiau labai didelį svorį ir sudėčiau, vat, viską nuo pozityvo nuimčiau ir viską nuneščiau į negatyvę pusę. Ir laivas pradeda svirti ir skęsti. Tai reiškia, realybė, man atrodo, tuo metu, kad joje yra daug daugiau minusų negu pliusų. O mano fantazija tuo pačiu sukuria tokį labai didelį paveikslą mano viduje, kad galėtų būti kažkaip kitaip. Vat, kad galima būtų kažkaip tai kitaip gyventi, galima būtų kažkaip tai kitaip, nežinau, ten įsivaizduoti dalykus, žinai, galima ten galėtų būti taip, kad tas žmogus galėtų ten daryti tokius ir tokius dalykus, jisai ten turėtų būti labiau pozityvus, jisai turėtų nekalbėti taip, jisai ten turėtų nesmerkti ten žmonių. Tai žodžiu, aš susikuriu savo kažkokią vat, fonę fantaziją didelę ir kai aš turiu tą didelę fantaziją, tai viena laivo dalis išsikelia labai į priekį, nu, labai vat, pasistoja piestu, o kita pusė pradeda skęsti. Ir tada verkiantis paprasčiausiai žmonės atvyksta kartais pas mane. Aš čia nesenai turėjau, čia biškai peršoksiu temose, bet nesenai turėjau tokią moterį. Ir čia matote, yra va šitas apačioj, aš tikiuosi, jo, matote. Gerai, mirties baimė suvaldyta, tas yra gerai, turiu paskaitą tiesiog veikti ir siekti ir pasveikti. Čia pas mane atėjo moteris, kuri turėjo labai didžiulę mirties baimę, nes jai diagnozavo labai netikėtai, tiesiog buvo kažkokie neaiškus pojūčiai kūne, jinai nieko ten nesitikėjo ten blogo ir panašiai, nes, žodžiu, visiškai nesijaudino, visą kitą atėjo ir jai pasakė, kad jai yra krūties vėžys. Ir jinai atėjo, žinai, tokioj būsenai. Tai dabar ką mes su ją darėm? Ir čia, sakykime, gal yra ekstremalus pavyzdys, bet realiai
jai realybė paskendo visiškai po vandeniu, o fantazija, kad galėtų būti gerai, aš būčiau sveika, būčiau ten taip ir taip, man viskas būtų gerai. Tai tas laivas pradėjo, sakykime, skęsti, jinai visiškai nebegali dirbti. Tai dabar, ką mes su ją dirbdami pamatėm? Nu, aš dirbau jai pritaikant įvairiausias tenai strategijas ir buvo šiaip iš tikrųjų labai įdomu ir malonu, bet ir mes išsprendėm jai tą dalyką, mes jai suvaldėm tą mirties baimę. Bet ką mes darėm? Mes suradom labai daug naudų, kurias atneša dabartinė situacija jai. Nes jinai statė save gyvenime į paskutinę vietą. Vaikai pirma, vyras pirma, vyras gali daryti ką tik, nu, sakykime, daryti dalykus, kurie labai pažeidžia šeimos vertybės. Tai reiškia, ten su priklausomybėm reikalai. Ir jinai savo nebepasilieka gyvenimo. Pirma yra darbas, vaikai, tas, anas, penktas, šeštas, o jinai ne. Ir būtent liga padarė jai tai, kad ne, aš esu pirmoji vietoj. Tu prasme, aš esu pirmoji vietoj. Tai jinai pradėjo atsistoti pirmą vietą savo gyvenime dėka šitos ligos. Ir tada mes pažiūrėjom, kas būtų, jeigu jinai būtų toliau taip ėjusi ir viskas ale būtų gerai. Sako, aš būčiau save uždrožusi ir būčiau nepastebėjusi, kad sergu ir tikriausiai būčiau dar didesniai rizikoje. Tai sako, ačiū Dievui, aš dabar sužinojau tą visą tiesą ir galiu tą situaciją suvaldyti. Ir ačiū Dievui, aš tada pradėjau visiškai, žmonės paprastai tragedijose pradeda labai didžiulį augimą, labai didelį, žinai, ėjimą į priekį, žinai, matymą visiškai naujų dalykų gyvenime, suartėjimą su savo šeima, galbūt su naujais žmonėms suranda labai didelius kontaktus ir taip toliau. Ir mes tokiu būdu tiesiog padėjom jai išeiti paprasčiausiai iš depresijos. Tai dabar ką jums reikėtų daryti? Pirmas dalykas - užsirašyti situaciją ir paprasčiausiai surasti jos naudas. Tai pavyzdžiui, jeigu tu stagnuoji, ane, ir niekaip negali pajudėti, tu ką tik nusistatinėjai savo vertybės. Tai tarkim, jeigu tavo vertybės yra, pirma vertybė yra asmeninis tobulėjimas, o antra vertybė yra bendravimas, tai kokia nauda yra tavo asmeniniam tobulėjimui, kad tu stagnuoji? Kokia nauda jam yra? Kaip tu tada geriau save pažįsti? Kaip tu geriau tada savo vidinį balsą išgirsti? Kaip tai tau yra nauda? Kaip tai yra nauda tavo santykiam? Galbūt tu apie tai tada nuolatos kalbė, galbūt tu nuolatos su tuo kažkaip tai pasidarai dalykus. Pavyzdžiui, aš dirbau dabar prieš kelias dienas su tokiu žmogum. Jisai turėjo gerinti tėvą ir savo tėvą netgi pavadino šūdų krūva. Yra normalu, jeigu, kaip sakant, tėvas jau labai labai stipriai ten elgėsi šeimoje, tai ten buvo tokio dalyko ir dėl to jisai tiesiog, nu, jau taip labai netgi grubiai, žinai, visą tą dalyką išreiškė. Tai bet mes radom, kadangi tėvas buvo toks, tai jisai labai stipriai turėjo didžiulį sau leidimą išeiti visiškai į kitas gyvenimo sferas ir jisai išėjęs į kitas gyvenimo sferas, ką jisai pasidarė finansų ekspertas, galima taip sakyti, ir uždirba labai labai didelius pinigus. Tai ir sakau, ar tėvas tau davė finansų svajonės, svajonių profesiją finansuose? Sako, jo, tik aš neturiu už ką jį teisti. Ir žmogui tiesiog atlaisvėja širdis. Lygiai taip pačiai ta moteris, kuri davė šitą atsiliepimą, kad mirties baimė suvaldyta, jinai net apsiverkė, kai pamatė, kad jinai atgauna save, kad būtent vėžys jai padeda atgauti save. Ir aš esu dirbęs su kitais žmonėm, kuriem buvo sunki liga. Jiems lygiai taip pačiai, ta prasme, buvo tiesiog paprasčiausiai didžiulis iki ašarų pamatymas, kad jie atgauna save. Tai mes pamatę šitos dalykus tiesiog atgaunam savo savivertę ir nebedvėjojam, kad mes esam savo gyvenimo vietoje,
nebemanom, kad galėjo būti kitaip, išsivaduojam iš tų iliuzijų, gailesčio ten visokio, čia galėjo kažkaip būti kitaip, čia galbūt mane gali kažkas tai pakeisti, žodžiu, ir kai mes išsivalom tos kalties, gėdos ir išdidumo jausmus, suvaldom savo piktadarį ir savo herojų savo viduje, tai mums nebereikia šokinėti nuo blogiuko prie angelo, kas yra labai labai dažnas toksai judesys. Tai jeigu žinot, banditai stato bažnyčias, žinot tokį reiškinį, kad kartais būna, banditai stato bažnyčias, tai tada nebereikia statyti bažnyčių ir nebereikia būti banditu. Tai, mėlyjeji, aš norėčiau jum pateikti labai fainą dalyką, pasiūlymą, apie kurį iš tikrųjų nemažai esu apgalvojęs ir įdėjęs labai daug darbo ir norėjau jūsų leidimo, ar leistumėte man pateikti jums pasiūlymą. Gal galit kas nors parašyti arba pasakyti garsiai, tiesiog, kad ok. Ar į chatą, ar kur, tiesiog jo, gerai, sako, žinoma, liudai, ok, pateik. Tai aš norėčiau jums pateikti savo stovyklas ir seminarus. Ir aš darau augimo savaitės ir augimo savaitgalius. Tai reiškia arba savaitgalis, arba visą savaitę. Tai dabar gruodžio mėnesį dėja aš vietų nebeturiu, nes užsipildė žmonės. Ir tiesiog turiu pilną grupę. Tai kovo 2-6 dienomis aš turiu, dar sekundėlę turiu čia pereiti tokį kitą puslapį, nes noriu paimti vieną nuorodą. Kovo 2-6 dienomis aš, to sekundėlę, atsiprašau labai. Taip, copy link. Gerai. Gerai. Kovo 2-6 dienomis. Taip, ieškau dar sekundėlę chato lango. Tuoj noriu surasti chato langą. Taip, chatas. Gerai. Taigi, kovo 2-6 dienomis bus stovykla apie savivertės santykius ir savirealizaciją pas mane namukuose. Pas mane kovo mėnesį, jau matote, būna kokie orai. Tai čia jums ne šiaip sau vėliakas, o va žiūrėkit, jūs tiesiog pateksit į ankstesnį pavasarį. Arba augimo savaitgalis, tai reiškia, jeigu jūs norite tiesiog nuimti labai daug nuo savęs streso ir tiesiog pabaigti savo depresinės kažkokias būsenas ir neturit labai daug laiko, bet norėtume tiesiog atvykti į Palangą ir praleisti ten kelias dienas, aš ten darysiu seminarą augimo savaitgalį, kur duosiu labai iš tikrųjų didžiulę vertę. Tai dabar ta vertė yra tokia, kad čia matote žmonės šalia, kurie mane rekomenduoja. Labai daug vyrų kažkodėl tai pas mane ateina. Bet žinokit, yra ir moterų. Tai būna pagerbtos moteris. Tai dabar ką jūs gaunate? Tai gaunate dienas savo gyvenimo auditui. Vienas mano seminaro dalyvis taip išreiškia, kad tai yra labai labai super dalykas vien tiesiog, net jeigu pas tave yra labai viskas gerai, tiesiog pasitikrinti visą savo emocinį stovį, savo emocinį gyvenimą, tiesiog pasižiūrėti, kaip kas kur kada, dėl ko tu darai, kokius dalykus savo gyvenime, kokiamis tu strategijomis vadovaujasi ir tiesiog gauti didžiulį gyvenimo būstą, tai reiškia tokį didžiulį žingsnį gyvenimą į priekį. Jūs gaunat bendrą seminarą, tai yra bendras seminaras, tai reiškia, kad jūs bendrai gaunate paskaitas visas tas dienas, gaunate asmeninės, nežinau kodėl ten anonsinė,
asmeninės strategijos sprendimus. Tai reiškia, aš pasižiūrėsiu asmeniškai prie kiekvieno žmogaus, nes tai yra nedidelės grupės, kokia yra jūsų gyvenimo strategija. Tiesiog paprasčiausiai, kas tai yra pas jūs per strategiją. Tai reiškia, ką jūs darote su savo gyvenimu. Tai apie jas manau, kad papasakos, pas mus čia prisijungia keli žmonės, kurie nori pasidalinti po stovyklų savo patirtimi. Tai, pavyzdžiui, ateina žmogus, kuris, nu, vat, visą gyvenimą yra strigęs savirealizacijai. Arba yra visą laiką strigęs praeities santykiuose. Pavyzdžiui, ten buvo anksčiau mylimasis, dabar jo nebėra ir bleba kaip blogai ir gal netgi iki lygų daveda, nes prailgintas širdgėlos procesas, laikas širdgėloje sukelia ligas. Tas yra moksliškai įrodyta ir visur teigiama. Gausit daug labai asmeninio dėmesio. Aš ta prasme duodu, visa esmė šitų retrytų yra tokia, kad aš dirbu su jumis asmeniškai, nes aš matau didžiausią prasme, kai žmonės padaro realius pokyčius. Tai man pats svarbiausias dalykas ir į tą labai labai koncentruojas. Komfortiška, faina, kūrybiška aplinka. Jeigu tai yra Palanga, tai bus iš tikrųjų viešbutis. Jeigu tai yra mano namai, tai irgi yra iš tikrųjų labai įdomus ir įkvepiantis namai. Įkvepiantis ir sąmoningi žmonės, jūs visą savaitę pakalbėsit su labai įdomiais žmonėmis. Čia, pavyzdžiui, yra žmonės šalia, kurie yra lankėsi mano seminaruose ar konsultacijose ar kelionėse. Tai čia esat gėrę kada nors Akalo skambučią, kas nors iš jūsų? Aišku, turbūt, kad esat. Tai vienas geriausių lietuviškų produktų, kuris dabar jau yra Bentlio gėrimas ir patiekiamas visuose Michelin restoranuose. Tai čia su raudona maikė stovi gintaras, kuriam labai patiko su manim darbuotis. Čia Darius Jonauskas iš Founders Club, čia Tomas toksai iš Prancūzijos lietuvis, žodžiu, labai fainas toksai verslininkas, prirašęs daug knygų. Čia toks Igoris Čalovas, dabar Lietuvoje verslo labai didžiulis coacheris, tai reiškia, ten labai skeilina stipriai verslus. Čia toks fainas, iš tikrųjų labai savęs pažinimą vertinantis žmogus. Tai gaunate įkvepiančius žmonės, su kuriais galėsit pagyventi, pabūti, pabendrauti. Tada be abejo pasidarot auditą, turit bendrą seminarą, gaunat asmeninės strategijos sprendimą, daug asmeninio dėmesio, nes su kiekvienu kalbu asmeniškai, faina aplinka, sąmoningi žmonės. Jeigu tai yra stovykla, tai gaunate ir apgyvendinimą ir netgi maitinimą pas mane namuose. Ir dar ant viršaus gaunate rezultato garantiją. Tai aš jums garantuoju, kad jums šitas dalykas pasiseks, arba tiesiog paprasčiausiai grąžinu pinigus, jeigu jūs turit pretenzijų. Bet mano garantas paprastai visada veikia ir suveikia, nes rezultatą su būtent tomis temomis, su kuriomis dirbau. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs dirbot su mamos netektimi, su neapykanta, ten, nežinau, pamatį ir tai, kad jūs ten visą gyvenimą jautėtės lopas. Ne? Tai aš jums garantuoju, kad jeigu mes su šitom temom dirbam, kad mes jas išspręsim. Tai aš jums suteikiu garantiją. Ir šita kaina, kurią šiandieną čia rodau, yra vietoj 1600-1400, augimo savaitgalis vietoj 990-900, galioja tik tai šiandien, realiai dabar. Ne? Tai jūs šiandien turite čiate ekspertinės konsultacijos nuorodą. Jūs galite užsiregistruoti šią savaitę arba kitai savaitai, tiesiog su manim susitikimą pusės valandos, iki pusės valandos, bet paprastai tai mes trunkam 15-20 minučių.
Tam, kad tiesiog visiškai aptarti jūsų situaciją, kad, nu, ar jums, kaip sakant, yra šitas dalykas tinkamas, kartais ir 3 minučių užtenka, ir aš jūs tada priimsiu į stovyklą, nes aš su kiekvienu žmogumi iš tikrųjų turiu pabendrauti. Dabar mano konsultacijų kainos šiaip paprastai yra, aš tiesiog pavienių konsultacijų iš vis nedarau. Šiuo metu, jeigu žmonės nori pas mane ateiti dirbti, tai kaina yra, jeigu pataisybė, 7800 yra minimalus paketas, nuo kurio aš pradedu dirbti. Aš dirbu su labai mažai žmonių, tai, sakykime, mano valandos kaina yra 500 eurų. Tai jeigu jūs ateisite šiandieną su manim dirbti, aš jums dar duosiu 1 valandos konsultaciją dovanų. Tiesiog po stovyklos, po kažkurio laiko, tiesiog duosiu 1 valandą konsultaciją dovanų. Tai reiškia, kad jūs tiesiog prisijungėte šiandien. Tai pasiūlymas yra šiandien. Jeigu jūs žiūrite įrašą, registruokitės, kalbėkim, bet šitos dovanos jau nebus. Tai va. Tai čianai dėl to, kad jūs esate čianai šiandieną šitame čate, tai jums, kaip sakant, yra šita privilegija. Tai čia jūs matote daug įvairiausių atsiliepimų ir aš norėjau pakviesti pasikalbėti su manimi, kas atėjo. Vitalija yra, žinau, Marius, mačiau. Tai nuo ko pradėkim? Manęs prašau, nes mano mažylis nemiegojo. Gerai, įsijunk video. Jo, įsijungiau jau. Ok, to matytis. bandau aš tave gaudyti. Pirma, labas vakaras visiems, ypatingai pažįstamiem veidam. Gerai, labas. Labukas. Nu, tai papasakok tada, kaip tau sekasi ir kaip tau buvo stovykla. Tai stovykla, tai tikrai buvo įdomu ir tai pavyzdžiui, aš antrą dieną netgi susirgau nuo to, kiek aš ten visko apie save sužinojau. Man netgi pakilo temperatūra nuo to viso gėrio, kurį aš iš savęs įsitraukiau, turbūt, sakykim taip. O po stovyklos tai tikrai viskas, kaip ir sakiau Liudai, tai buvo pats gražiausias atradimas ne per pačią stovyklą, bet po stovyklos, kai aš skridau namo, nes aš negyvenu Lietuvoje. Ir aš supratau tokią didžiausią, kodėl tai viskas vyksta, kaip vyksta ir kad tai yra tiesiog normalu, kad tai vyksta ir kad tai yra, kad tu turi būti dėkingas už tai, kad tai vyksta, nes jeigu vyktų kažkaip kitaip, tu būtum nepasiruošęs tau situacijų, kurios tavęs laukia, turbūt taip pasakysiu. Vitalija, aš, žinok, įdėjau tavo atsiliepimą. Čia nėra parašyta tavo vardo, bet matai va čia, kur vedinėjau su pelyte. Buvo gera parskristi į Olandiją iš tiesų. Tada jaučiuosi, kai skrendu į čia taip, ne, bet šį kartą jaučiu kažkokį vidinį ramumą namuose, jaučiuosi taip, lyg viskas būtų savo vietoje, darna ramybė, meilė užpildo visą erdvę, gera būti čia dabar taip, kaip yra, jaučiu didelį dėkingumą. Čia yra jos... Yra tikrai taip ir tai yra tikrai taip, kaip aš jaučiuosi tiek dabar, nes aš ir buvau vėl grįžus į Lietuvą ir vėl skridau į Olandiją. Tai yra tiesiog nuostabu. Ir aš dar vieną dalyką pasakysiu, kuris man atrodo apie pinigus ir apie būtent stovyklos kainą, kas mano akim žiūrint, tai kad tuos pinigus, kuriuos jūs sumokėsit, tai patikėkit, tikrai atgausit tų pinigų vertę, sakykime taip. Nes aš esu pirkus iš Liudo ir privačias konsultacijas ir esu stovyklai buvus. Tai galiu pasakyti tas, kad, tikrai verta. Nes, tu gauni tikrai daug dėmesio savo problemam. Nes grupė yra sąlyginai maža ir... Kokį didžiausią dalyką išsprendėjai atėjusi į stovyklą? Tai turbūt 2 didžiausius dalykus. Pirmas tai buvo kažkokie santykiai, kuriuos galvojau, kažkokius, nežinau kaip pasakyti, kad idealizavau tai, ko net nereikėtų iš tikrųjų idealizuoti, nes tai yra tiesiog normalu ir to nereikia. Ir antras dalykas, mano mama yra išgerianti. Ir šiuo metu labai stipriai serganti. Ir tas jos liga yra per jos alkoholį.
Ir tada aš galvau, o Dieve, kaip čia viskas blogai, bet dabar visiškai to nėra. Iš dalies dabar esu dėkinga mamai, kad jinai ir serga, ir geria. Ir, nu, jinai mane moko tų dalykų, kurių aš neišmokčiau kitaip. Dieve. Gerai, žinok, labai tau ačiū, kad sutikai pasidalinti, ypatingai tuo metu, kaip tu sakei, nes esi šiandien biškutį apsinuodijus. Tai aš tave paleidžiu ir bėg pas savo vaiką, gerai? Gerai, ačiū ir sėkmės visiems, kas dalyvaus. Tikrai linkiu atidirbti viską, ką jūs ten turite atidirbti. Sėkmės, Liudai. Ate. Ate. Mariau arba Neringa, nežinau, kas tenai norėtų ateiti pirmas. Tai galiu aš. Gerai, tu su video esi? Jo, įsijungiau video. Gerai, Turbūt Mariu, tai dabar dalinkis. Ką tu ten gerą turi papasakoti? Kaip tau sekasi? Tai sekasi gerai. Nežinau, dabar, vat, kai klausiau, čia vėliau prisijungiau šiek tiek tą visą, kai vedėjai pristatymą ir Vitalija, ką kalbėjo, tai mintyse sukasi, aš nebeatsimenu tos būsenos. Man svarbiausia buvo savirealizacija, problemas su veikla. Tai aš nebeatsimenu tos būsenos, koks buvau iki tol, nes aš dabar užsiimu savo mėgstamą veiklą. Tai yra startas be abejo, dar yra pradžia, bet to anksčiau aš iš viso negalėjau padaryti. Man tiesiog nesidarė, aš kažkiek buvau tą daręs, bet pamečiau, kaip ne mano, lyg tai būtų, nu, vat, nežinau, va taip. Tai mano buvo gal didžiausias tos visas savirealizacijos klausimas. Tai aš jį pilnumą išsprendžiu. Jeigu kalbėt apie pačią stovyklą, apie namus, pas tave, kur mes buvom, tai jo, pantrinsiu Vitalijai, belekaip atsiperka visa šita investicija. Tiek maistas, tiek buvimas gamtoje, tuose moliniuose namuose, nu, viskas yra pilnumoje. Ir svarbiausias, aišku, dalykas yra tai transformacijos visas šitas darbas. Tai yra gaunama dėmesio tiek, kiek reikia. Aišku, patiems reikia, nu, pačiam viską daryti, bet iš tavęs tą visą kelrodį tai yra gaunama pilnumoje, nekyla kažkokių tai tarpų, kad kažko neatsakiau, kažko nesupratau, kažko nesužinojau ar panašiai, tai tikrai ne. Tiesiog prieini prie kiekvieno, duodi užduotis su asmeniniam situacijom ir viskas juda. Ta prasme, kiekvieną kartą, kai tu gal kažkiek pastrikdavai, aš tave papušindavau ten, kur reikia? Jo, būtent. Nes visada vis tiek įneriam kažkur tai įnerdam. Žiūrėk, o dabar toksai klausimas, jeigu tu būtum gavęs tiesiog metodą ir nu, palyginus su tuo, ką aš tenai dadedu, tai ką aš tenai dadedu? Aš nežinau, neturiu atsakymo, tiesiog aš tą metodą, jo, aš esu susipažinęs anksčiau, bet esmė tai yra turbūt tavyje, tavo tose vat, visose išvalgose, tu jauti žmogų, tu jauti kiekvieną iš mūsų. Nu ir būtent akcentai visi šitie, aš pats, pavyzdžiui, nueinu į tos visas praktikas, darimas tų lentelių ir viso ko ir pasiklystu. O tu ateini iš šono ir pamatai, ar pajauti, aš nežinau, ir būtent duodi akcentą ten, kur reikia, ir tada viskas pradeda vėl suktis, spręstis ir toliau dirbasi. Valio. Gerai, Mariau, tai aš, žinok, tave asmeniškai kviečiu ir irgi dar kitus kartus sudalyvauti, gerai? Aš pasiruošęs. Tikrai turiu planuose dar porą metelių pas tave ten pajudėti, nes tų reikalų per gyvenimą tiek yra prisikaupę. Aišku, aš džiaugiuosi nuo tų pokyčių, kas dabar įvyko, bet aš tikrai čia yra tik pradžia. Žinai ką, realybė yra iš tikrųjų tokia, kad aš pasakysiu, kad mano tobulėjimas būdavo visada toksai, kad jeigu aš į ką nors įeinu, aš įeinu pilną galvą. Pavyzdžiui, jeigu buvo ten vienuolynas, tai vienuolynas, meditacija.
Jeigu ten šamanizmas, Pietų Amerika, tai šamanizmas. Jeigu dabar šitas, tai dabar šitas. Pilna galva. Ir metų metais. Aš čia nesenai kalbėjau su savo tokiais draugais, jie perka mokymus, brangius mokymus ir jiem gerai sekasi, jie vysto milijoninius projektus. Tai jie pirko mokymus už 25 tūkstančius eurų. Už 25 tūkstančius eurų. Ir jiems tenai tiesiog pasakė, tik atėjus, sako, realiai, kad šitos dalykus išmokti, įsisavinti ir kad realiai, nu, gyventi tuose milijonuose ir taip toliau, sako, reikia bent jau poros metų, kad pradėt orientuotis. Tai jie taip klusniai, kaip sakant, tą ir daro. Bet jie tame ir yra. Turiu minį, kad jiems ir važiuoja dabar tie milijonai. Tai mes čia turim kitokią temą. Tai mano rekomendacija yra bet kokiam žmogui, kuris galvoja, tai prasme, pasižiūrėti tai rimtai. Dalykai yra tikri, veikiantis, ilgamečiai, paremti visiškų mokslų, įdomus, paprasti, elegantiški ir žiauriai gerai jaučiasi. Ne? Jo. Gerai. Neringa, įsijung garsą. Labas vakaras. Labas. Nu, papasakok savo gal kažkokią mažytę istoriją ar kažką tai. Nu, pabandysiu kaip nors sumažinti. Žodžiu, tai atvažiavau pas Liudą labai intensyviam laikotarpį, šviežios skyrybos po 15 metų, labai žiaurios skyrybos, smurtiniai santykiai. Ir atvažiavau visiškai tokiam emociniam dugne, nepasitikėjime savim ir žodžiu, labai dideliai aukoj. Užklausa tai buvo, aišku, pirmiausia susitvarkyti su savo jausmais, su savo vidinė būsena. Pirmoji, o antra buvo pinigai ir savirealizacija, dėl to, kad, nu, realiai išėjau iš visų veiklų beveik kartu su santuoka. Tai pirmas kelias dienas. Aš pirmą dieną, tai tu, gal pirmą ir netgi antrą dieną, tai daugiausiai buvo ašaros. Po to jau nurimai, aš atsimenu, gal netgi po pirmos dienos sakei, kad taip gerai nemegojau ilgai. Čia tu taip, iš tikrųjų visą naktį išmiegojau be pabudimų, labai saldžiai, ten, nežinau, labai gera energija buvo, daug paleidau turbūt prie to paties, tai jo, buvo tikrai labai stipru, labai daug emocijų išėjo ir kas labai buvo svarbu, tai kad jaučiausi priimta su visom šitom savo emocijom ir buvo leista išbūti tame, tam, kad tiesiog kokybiškai galėtų vykti visas sekantis darbas mentaliai. Tai kas tau paliko didžiausią įspūdį, kas tau buvo didžiausias šuolis ir pasikeitimas ir... Beje žmonės, kol mes čia esam, galit parašyti dalykus, kaip jums atrodo visą tai, ar jums verta, neverta, ar jūs norėtumėt, ar jūs planuojat. Gal jeigu turit kokių prieštaravimų, galit parašyti į chatą, aš mielai atsakysiu. Jeigu turit bet kokių dvejonių ar klausimų, ar dėl stovyklos, ar nu, dėl bet ko paprasčiausiai. Nes, nu, mano akimis tai yra auksinis pasiūlymas ir siūlau visada, žinai, yra galimybė ir išsimokėtinai, ir visaip susitarti. Beje, tu, Neringa, atvažiavai šiek tiek su palengvinimais, ne? Nu, taip. Su tokiu atsidėjimu. Ar tau patogu viskas buvo su finansais? Taip, iš tikrųjų labai didelė pagalba šitoje vietoje, nes tokioje situacijoje finansiniai atsidurti ir žinoti, kad pati neišsikapstysi viena ir gauti pasitikėjimą avansų, tai čia iš tikrųjų yra didelė dovana. Nes tuo momentu, kai labiausiai trūksta tos pagalbos, dažnai mes jos nesulaukiam. Tai šitoje vietoje tikrai atvirkščiai. Ar tu atgavai energiją? Taip. Ta prasme, ar realiai tu atvažiavai depresiją ir išvažiavai būdama okei? Taip, iš tikrųjų atsivėrė visiškai viduje labai daug erdvės gyvenimui. Super, tai gerai, o tau didžiausią įspūdį palikę dalykai aplinkui stovykloje, nežinau, gal kurie tau rūpėjo prieš atvažiuojant, kurie paaiškėjo atvažiavus, ką galėtum pakomentuoti žmonėm, kurie galbūt galvoja atvažiuoti?
Turbūt labiausiai tai tos iliuzijos, kurias mes susikūrėm ir į jas įsigyvenam per daug metų, ar ne? Tai mano iliuzija buvo ta, kad aš čia, žodžiu, tik tai viena šeima, tik tai vienas vyras, tik tai vienas gyvenimas ir, žodžiu, niekaip kitaip aš neįsivaizdavau to ir turbūt dėl to iš manęs gyvenimas taip stipriai ir išmušinėjo O šitas tai, o iliuzijas. tai tu dabar jau turi 2 vyrus, ar gal 3 netgi? Ne, ačiū Dievui, dar nei vieną. Ne, iš tikrųjų dar tą patį turiu, dar nespėjom oficialiai įsiskirti. Gerai, aš juokauju. Gerai, tai ačiū labai, Neringa. Tai jo, labai dėkoju, kad ateina čia tiek Vitalija, tiek Marius, Neringa ar kiti žmonės, kurie atsiliepimus davė, nes aš net savo komandai turiu keletą žmonių, su kuriais darom kartu visą tai. E, Sakau, pastatom Hebra žmonės ant kojų, kurie pas mus ateis. Sakau, davai padarom, pastatysim žmonės ant kojų. Tai ar pavyko man pastatyti jūs ant kojų, kaip man tai šitoj stovyklai, kur tu buvai? Tikrai taip, matau ir Marius jau pradėjo veikti. Vitalijos kažkaip mažiau matau, bet vat, fainai iš tikrųjų labai matyti, kad žmonės, su kuriais ėjom per bendrus procesus, jau juda į priekį ir smagu, kad ir aš pati judu ir savo veiklose. Tai. Gerai, Neringa, tu darai gražių plaukų akademiją? Taip, Jo, tai Neringa galite rasti gražių plaukų akademijai, ne? taip, O, o, Mar, Instagram'e. o Marius pradėjo senai svajotą veiklą, kaip tenai yra? Tai jeigu kas nori tapti nekilnojamo turto brokeriu, gauti gilių žinių apie visą tą, kaip tai padaryti, aš esu čia, Marius Juščius, welcome. Marius Juščius, tenai važiuoja brokeriai, o kas nori gražių plaukų akademiją, tai pas Neringą. Tai prašau, savirealizacija ant akių, tiesiog ant akių. Gerai, gerai, Neringa, tai dėkui, aš tada Ačiū labai. perinu, kaip sakant, ant savęs. Labai dėkoju, kad man talkinat šitą sunkią akimirką. Gerai, ką. Taip, kodėl čia mane? Kažkaip mane čia ne pirmą numerį rodo. Kažkodėl. Pabandom. Turbūt dabar rodys. Kažkodėl nerodo. Na gerai. Tai žmonės, mėlyjei, čia dar yra keletas tokių mažyčių momentų, kuriuos norėjau parodyti. Čia yra dar krūva žmonių, kurie mane rekomenduoja. Aš čia parinkau biškai žinomesnius veidus. Tai Žilvinas Butkevičius, Aistė Janauskinė, Saulius Bagdonas, Ieva Mala, Rytis Lukoševičius, Tomas Brazinskas, čia yra iš kūrybinių industrijų fotografas ir labai fainas žmogus, ir be abejo Ignas Bukėjus. Tai dar kartą pasikartosiu, kad jeigu norit labai faino gyvenimo audito, tiesiog bendro seminaro ir asmeninio seminaro, kur bus asmeninės strategijos, pragvildenimas, daug asmeninio dėmesio, komfortiškos aplinkos, įkvepiančių sąmoningų žmonių, apgyvendinimo ir maitinimo, jeigu tai yra kovo 2-6. Labai laukčiau jūs kovo 2-6, žinokit, taip noriu matyti tą grupę, nerealiai, atvarykit, padarysim, wow. Rezultato garantuoto. Ir jeigu registruojate šiandieną, dabar, tai gaunate 500 eurų vertės konsultaciją dovanų ir nuolaidą. Tai va. Bet negalvokit, kad neduosiu jokių dovanų, jeigu žiūrit įrašą, tai užsiregistruokit aprašyme. Gerai, dar skaitau, kas liečia žmogaus vidų, viskas yra verta ypatingai tavo pagalba, nes patiems kai kurias situacijas tikrai neįmanoma spręsti, nes dažnai meluoja savo. Kaip būtų galima susisiekti su jumis ir visą tai aptarti, turiu omeny stovyklą. Ingrida,
Žiūrėk, Ingrida, yra viršui ekspertinės konsultacijos nuoroda. Tu paspaudi tenai ir užsiregistruoji laiką, kada tu norėtumai su manim kalbėti. Ant tavo ateis toksai tiesiog kalendorius. Ar jo, jūs matote, ne, turbūt dabar visą tą share screeną. Jūs tiesiog nueinat, išsirenkat laiką, kada jums tinka. Pavyzdžiui, kitą savaitę antradienį. Bet tik šią ir kitą savaitę, gerai žmonės, nes dar kitą, nu, gali dar kitą vėliausiai, bet šiaip šią ir kitą savaitę. Tarkim, renkatės pirmadienį. Ir jums tinka 10 val. Spaudžiat next, suvedat savo vardą, e-mailą, renkatės telefoną, parašot telefoną ir tada tiesiog paspaudžiat šitą mygtuką. Ir viskas, ir mes būsim kartu, pabendrausim. Gerai, toliau tada. Sekantis dalykas, tai pasikartosiu, kad visi šitie dalykai tai ir seminaras, ir auditas, ir strategija, ir daug dėmesio, ir aplinka, ir žmonės faini, ir apgyvendinimas, garantija rezultatui ir konsultacija dovanų. Jeigu važiuojat kovo 2-6, nes gruodį dėja, bet vietų nebėra, gaunate už 1400. Jeigu augimo savaitgalis, tai 3 dienos Palangoje, sausio 30 vasario 1, tai 900. Lauksiu jūsų tenai. Jeigu nebeturi daugiau jokių klausimų, labai jums ačiū, kad čia pasibuvot ir viską išklausot ir girdėjot. Tai iki kitų kartų pasimatysim ir darom šitą svarbų darbą, pastatom žmonės ant kojų. Ačiū ir iki. Ciao.